Intelektualiniai pokalbiai padidina smegenų efektyvumą. Savaitė jau prabėgo, tai pagalvojau, reikia man vėl pasivaidenti jūsų ekranuose. Po pirmojo video susilaukiau patarimų, pasistengsiu nebedaryti tų pačių klaidų. Dėkui visiems, kurie pakomentavo. Taip pat labai noriu padėkoti tiem žmogeliukams, kurie pasidalino mano video Facebook'e. Ne intelektualiai, bet galvoju, reikia vis tiek pakalbėti apie mano gyvenimą svetur. Čia gyvenu Londone jau pusę metų. Ką galiu pasakyti? Galiu pasakyti, kad čia toks pats kaip Lietuvoje. Neįsižeiskit, bet, ta prasme, ta pati nuobodybė, rutina, koledžas, namai, draugai, penktadieniai, savaitgaliai ir vėl. Kai tik atvažiavau, pirmas 2 savaitės buvo baisiai linksma. Bet dabar, ne. Dabar taip, dzin, nebeįdomu. Norisi kažko naujo. Ką galiu pasakyti, čia viskas tas pats kaip Lietuvoje, tik kad gatvėje gali sutikti įdomesnių žmonių, spalvotesnių kažkokių, šiaip. Jie čia truputėlį daugiau įgavę tolerancijos, truputėlį laisvesni. Tipo, pasižiūrėkite mane, ne? Bet toks, ne? Ir per pusę metų nesusilaukiu nei vienos replikos dėl išvaizdos, dėl kažko tokio. Tai va, tas man labai patiko. Dar noriu papasakoti vieną istoriją. Pas mus prisnigo. Nedaug, tiek. Nežinau, 5 cm prisnigo, visi tokie laimingi pasidarė. Tokie laimingi, atrodo, iš dangaus kažkas laimės pabėrė. Visi parkai pilni, be smegenių, stato virš žmogaus, nežinau, tiksliai 2 metrai bus. Aš nežinau, kaip jie ten viršutinį tą užkėlė, bet tai va, tas labai patiko, ten kariavo visi su tuo sniegu, jokių pykčių, visi laimingi, atrodo, nežinau, labai šaunu. Turiu aš dar tų istorijų, bet gal papasakosiu kitam video vlogę. Pakomentuokit, parašykit, ką jūs norite iš manęs išgirsti. Dėkoju visiems žiūrėjusiems, dėkoju visiems, kurie pasidalins šitą video ir sakau, čiau bambinas, susitiksim kitam video.